Sveiki visi raliečiai. Su jumis ralio žinios. Aistė. Mindaugas. Taigi, šią savaitę mes startavome akciją beglobiams gyvūnams, kurios metu mūsų gimnazistai rinko maistą šiems gyvūnams. Na, o kur bus šitas maistas panaudotas? O maistas nukeliaus į gyvūnų prieglaudą beglobiams gyvūnams. Visų beglobių gyvūnėlių vardu noriu padėkoti už jūsų gerumą. Antradienį ir ketvirtadienį gimnazijos direktorius Arūnas Rimkus kartu su gimnazistų delegacija vyko į Raimundo Samulevičiaus ir Justino Vareikio progimnazijas. Tenais mūsų mokiniai pristatė aštuntokams mūsų gimnaziją. Tai dabar įsivaizduokime, pas jūs atvažiuoja kažkoks iš Irako ar Sirijos pilietis ir jūsų klausia, ką jūs galėtume pasakyti apie savo šalį, tokio, kad būtų gražiausias ir mintinos svarbiausias. Ką jūs pasakytumėte pilietis? Kuo jinai garsiai? Cepelinai! Geras dalykas! Man šitą mokyklą labai sudomino, nes girdėjau, kad ten labai faini mokiniai, mokytojai, ten daug renginių ir mane tai labai sudomino. Antradienį mūsų mokykloje vyko mokyklinis skaitovų konkursas, kurio nugalėtojai dalyvavo rajoninėme skaitovų konkurse. Mūsų gimnazistai nuskynė visas 3 prizinės vietas. 3 vietą užėmė Gabija Šuminaitė. 2 vietą užėmė Lukas Kazevičius. Na, o 1 Mantas Kučinskas. Aš labai norėčiau Jūs pasveikinti, kad Jūs pasiryžote, kad taip mylite gimtąją kalbą ir pasiryžote išmokti savo ištraukas. Siūlau Jums nelenktyniauti vienas su kitu, tiesiog pasirodyti kuo geriau. Ir tada tikrai žodis skambės nuoširdžiai, taigiai. Na, o mes abiturientai šią savaitę laikėme bandomuosius egzaminus, tai matematikos ir anglų. Na ir kaip tau, Mindaugai, asmeniškai sekėsi? Na, manau, kad man sekėsi visai neblogai. Aišku, su bendraklasiais pašnekėjęs apie rezultatus, manau, kad padariau šiek tiek klaidų, bet iš tikrųjų manau, kad man visai sekėsi tikrai neblogai ir jaučiuosi užtvirtinti. Aš irgi taip pat manau, kad tai yra puikiai galimybė pasitikrinti, kaip mes spėjame į šį laiko tarpą, tiesiog pamatyti savo dar trūkumus ir kad mums liktų pusmetis dar juos užpildyti. Ketvirtadienį vyko antrasis dainų dainelės atrankos etapas, kuriame dalyvavo ir mūsų gimnazijos choras, kurį ruošė mokytoja Neringa Kukarinienė. Tikimės, kad mūsų gimnazija pateks į 3 etapą, nes tuomet mes turėsime galimybę išvysti juos televizijoje. Su šiomis žiniomis baigėsi ir mūsų karjera. Daugiau Mindaugo ir Aistės ralio žinių vedėjų kėdėse nebeišvysite. Sudie, Mindaugai. Ate, Aistė, buvo malonu.